vienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančia į amžinąjį gyvenimą. Štai yra tas gyvasis vanduo. Pasižiūrėkime. Iš jo pilnatvės, pirmas skyrius Jono Evangelija 16 eilutė, visi gavome malonę po malonės, nes įstatymas buvo duotas per Mozę, o malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Taigi, čia šitoje Evangelijoje mes matome, kad ne įstatymas yra Evangelija, bet buvo įstatymas, jis turėjo labai aišku konkretų tikslą, bet dabar atėjo malonė ir tiesa. Toliau antras Jono skyrius, mes tokį įdomų palyginimą, ta istorija yra vanduo ir vynas. Ir čia nėra taip, kad iš kažkur tai tas vynas ir vanduo, nes ką reiškia vynas, mes jau tai nagrinėjame, kad tai tas džiaugsmas, buvimas su Dievu ir to neturėjo žmonės. Aišku, žmonės linksmybės ir pasilinksminimus, vestuvės, pasaulio tam tikri rūpesčiai dalykai, jie yra laikini. Bet atsiminkim, tai buvo dar tas perinamas laikotarpis, tai buvo Senas testamentas užrašytas ir dabar tik tai atėjo Kristus. Bet supraskime, Izaijo pranašystė, pirmam skyriui galite neatsiversti, bet tam parašyta apie tai, kad Izraelis ir vadinamas vynmedžiu, ir jis turėjo turėti duoti vyną, bet vynas buvo praskiestas. Bet čia, pasižiūrėkite dar truputėlį Jono 2 skyrius, jo 10 eilutė. Ir tarė jam, kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikėjai gerą vyną iki šiol. Atsimenam šitą istoriją, ne? Čia jau pabaiga tų vestuvių ir sako, Jėzus padarė tą aišku stebuklą, niekas nesuprato čia, kas vyksta, bet tie žmonės pamatė, kad tai yra geras vynas. Ir aišku, Jėzus, tai yra išpildymas Izaijo pranašystės, neatskiestas vynas. O tas vynas ir yra santykis su Dievu. Tai rodo per Seną testamentą. Ir Kristus viską tai atstato. Jis pildo Seną testamentą ir jis išpildė. Ir 2 skyriaus pabaigoje, čia kalbama jau apie įėjimą į šventyklą. Ir jisai ką padarė, su rimbu išvarė, tuos karvelių pardavėjus šventykloj. Išvartė stalus. Ką tai reiškia, mes žiūrėjom truputėlį, Išvalo. Bet supraskite, ir vanduo, jisai turi tokią vieną funkciją svarbę – valyti, jisai išplauna. Aišku, šitas vanduo, tai mes turim suprasti būtent tame kontekste, tai jisai čia numalšina troškulį. Pagirdo ištroškusį, bet taip pat ir tą funkciją nuplauna. Ir kai jis atėjo į šventyklą, jisai supranta, kad jų šventykla, mes jau suprantame irgi, kad šventykla buvo labai laikina, nes jinai turėjo būti sugriauta. Nebelikti jos. Ir dabar mes šitą turime istoriją, nuostabią istoriją, paskaitykime dar kartą. 4:13. Jėzus atsakė, kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančia į amžinąjį gyvenimą. Štai yra tas gyvasis vanduo. Kaip mes kalbėjome ir, kaip sakiau, ir apie 2 skyrių, ten apie vyną, ne šiaip sau. Tas buvo išpildymas Izaijo pranašystės, bet čia taip pat, kad aiškiau suprasti šitą istoriją, mes turim pamatyti ir Ezechielio pranašystę, 47 skyrius. 46 skyriui, kad taip trumpai tokia apžvalga, ten buvo kalbama apie šventyklą. Bet apie kokią šventyklą? Ne ta šventykla, kur buvo Jeruzalėje, kažkas naujo. Ir ten visi išmatavimai, viskas, aišku, tai buvo tam tikri ženklai. Ir dabar Ezechielio 47:1, čia jisai sako, jis atvedė mane atgal prie namų durų ir štai vanduo tekėjo iš po namų slenksčio rytų pusėje, nes jų priekis buvo rytų pusėje. Vanduo tekėjo iš po namo sienos dešinėje pusėje į pietus nuo aukuro. Mes čia kartais buvo iš rytų į pietus, kas čia vyksta? Apie vandenį. Ir jei aišku, viskas Naujam testamente jau tampa aišku. Kristus ir kalba apie vandenį. Dabar dar
8 eilutė čia pasakyta, jis man sakė, šitas vanduo teka į rytus, pasieks slėnį ir įtekės į jūrą. Įtekėjęs į jūrą, jis išgydys jos vandenis. Pamenat, mes kažkada ir žiūrėjome, ką tai reiškia. Biblijos prasme tas vanduo ir jūra. Jūra tai pagoniškos tautos. Ar ne tas vanduo, tai reiškia gyvas, tyras vanduo, net dvasia, įtekės pas pagonis. Ir 9 eilutė, kur šios upės vanduo įtekės, visa, kas gyva ir kruta, gaus iš jo gyvybę. Bus gausų žuvies ir kitų vandens gyvių. Vandenys bus išgydyti ir visa atgis, kai tekės upės vanduo. Ir kai Jėzus kalba šitus žodžius, Jono Evangelijoje mes matome, ne, kai situacija yra kokia? Samarietė moteris. Ir mes, kaip vėlgi sakau, bandom pabūti tame kontekste bendram. Jono 1 skyrius, žodis tapo kūnu, ar ne? Malonė ir tiesa. 2 skyrius, Jėzus paverčia vandenį vynu, išvaro šventyklą. Ir dabar dar nepaminėjom 3 skyrius. O kas 3 skyriuje? Nikodemui buvo pasakyta, gimti tau reikia iš vandens ir dvasios. Pažiūrėkime, Jono 3:5. Jėzus Nikodemui sakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Dabar, kaip aš ir sakau, vandens paprastai funkcija yra pagirdyti žmogų. Štai ką daro Evangelija, štai ką daro gera žinia. Vanduo čia įrodo, tai yra žodis, kaip mes ir kalbėjom Jono 1 skyriuje. Žodis tai yra ta tiesa, bet čia sako, matote, iš vandens ir dvasios. Atrodo, kaip tai, dvasia ir dvasia, bet žodis, tai reiškia, tas logos, kaip mes skaitėm Jono 1 skyriuje, jisai tapo, jis atėjo, jis įsikūnijo. Būtent ir per Kristų mes pamatom, taip, o šita tiesa, Dievas trokšta apvalyti tave. Bet vien žodžių neužtenka, kad žmogus būtų naujas kūrinys. Dvasia. Nes, matote, mes girdim kažkokią tai informaciją. Dažnai, ar ne? Tai žodį, bet kokį žodį. Kaip ir pavyzdys, dabar daug visokių informacijų, ne, teigiamas, neigiamas, bet dažniausiai, aišku, neigiama. Ir kai neigiama informacija, tu kažkaip reaguoji. Pavyzdys buvo čia prieš kelis metus, ar ne? Jei nesiskiepiji, tu mirsi. Arba tas pats, jeigu pasiskiepiji, tu mirsi. Ir dabar, kai tu pagauni šitą informaciją, tu tuo gyveni. Tu nerimsti. Ir viskas, tu pradėjai tikėti, tu pradėjai tuo gyventi ir tai tau atneša tokią baimę. Ir nesvarbu dabar, ar tu skiepėsi, nesiskiepėsi, sakau, skiepiji, tu mirsi. Ir žmonės būtinai turi tapti tokie, būtinai pasiskiepyti ir viskas. Arba atvirkščiai nesiskiepiji, tu mirsi ir ateina baimė. Ir žmogus jau gyvena ne ramybėje, o baimėje. Bet žodis tiesa, čia kalba, matote, apie tą informaciją, ne bet kokią informaciją. Bet kad Dievas atsiuntė savo sūnų, Kristų. Ir dabar gimti iš dvasios, tai reiškia patikėti į Kristaus kryžių. Taip? Pereiti iš mirties į gyvenimą. Žmogus buvo miręs ir dabar jis gyvas. Toliau, jeigu skaitysim 5 skyrių, ten ir kalbam apie prisikėlimą. Apie kokį prisikėlimą? Būtent iš to kapo, iš tos mirties Jėzus prikelia. Ir dabar, kai mes girdim žodį, bet kokį vėlgi žodį. Aišku, čia mes kalbėsime apie Kristų, bet žodis, ne? Bet kokį žodį, jis keičia mūsų protą. Aišku, mes galim nepatikėti žodžiu. Kaip pavyzdžiui, kaip ir sakau, vėl ta informacija kažkokia apie ligas. Ir manęs tai neliečia. Aišku, gali kažkiek paliesti, taip toliau, bet tai neliečia mano vidaus. Aš nedegu tuo. Dar gal tokį sunkesnį palyginimą. Jeigu pasakytų, man Jolanta neištikima kažkas. Pasakytų, aš labai pergyvenčiau, jeigu aš patikėčiau. Bet jeigu aš tikiu ir žinau ją, man šitą informaciją niekiek neveikia. Aš žinau, kad man ištikima. Bet suprantat, melas gali paveikti. Ir tai veikia, suprantat, kaip mes reaguojame. Ir šiandien, aišku, žmonės gali išgirsti apie Kristų. Ir tai keisti irgi kažkiek sielą. Kaip siela? Tai reiškia mūsų protas, mintys, praeitis kažkokie tai jausmai, valia. Ir jeigu tai pakeičia, gali pakeisti ir tiesa apie Kristų. Jėzus yra švarus, jisai tiesa, ar ne, jis tave pakeičia. Ir žmogus tiki, bet kažko gali neužtekti. Pačio svarbiausio dalyko, gimti iš dvasios. O gimti iš dvasios reiškia patikėti Kristum ir priimti į save, suvalgyti tai. Ir kai mes žiūrėsime
ar ne apie tą moterį, bet čia, supraskite, va šitą kulminaciją, kas sako, šitą vandenį vėl trokš, kokį vandenį. Ten buvo šulinys, Jokūbo šulinys, ar ne, o Jokūbas ką simbolizavo? Nu, jeigu ne tik, kad simbolizavo, kas tai buvo? Tai buvo žydų tikėjimo pati pradžia. Tai viskas gerai, jie sekė Abraomą, ar ne, ir po to Jokūbas tapo Izraeliu. Bet, va tas šulinys ir simbolizuoja tą seną sistemą. Moralė yra gerai, įstatymas yra gerai, bet iš ten tu nepasisotinsi. Ir mes žinom, koks tas moters būdas buvo, nu toksai nekoks, ne, jeigu taip, ne, pagal moralę. 5 vyrai ir ne tie, ar ne? Bet būtent Jėzus atėjo pas tokį žmogų. Matote, jeigu paskaityti pačią pradžią, žiūrėkite, 7 eilutė, ne, Jokūbo, sakau, Jono 4 skyrius, ne, 6 eilutė. Ten buvo Jokūbo šulinys, nuvargęs iš kelionės, Jėzus atsisėdo prie šulinio, buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Dabar pasižiūrėkime. Ir kartais aš irgi galvoju, bet ir aš taip patikėjau, ir aš atėjau semtis vandens, neradau. Bet pamatykim vieną tokį dalyką. Jėzus jos paprašė, duok man gerti. Supranti, ne mes pas jį atėjome, bet jis atėjo pas mus. Mes patys negalime ateiti pas jūs. Mes sugedę. Mes, kaip jis sako, visi nusidėjo, niekas neieško Dievo. Viduje neturim tokio sugebėjimo, bet Dievas trokšta kažką padaryti su mumis. Jis ateina pas mus. Va čia ir ta situacija irgi, nes Samarija taip, jinai norėjo gerti prie Jokūbo šulinio. Aišku, ten daug dalykų galim pasakyti, ne, apie atstumimą visuomenės, bet mes jau šitą žinom istoriją. Bet dabar žiūrėkime į esmę, į Evangeliją. Jėzus atėjo ir trokšta. Jisai nori, sako, jis atėjo tas pats pas mus. Jis trokšta patalpinti tą žodį mumyse. Patalpinti tai nereiškia tik tai vien informacija. Gimti iš vandens, bet gimti iš dvasios ir vandens. Gimti iš to, vat. Ir tas troškulys, moters troškulys ką nurodė? Jinai trokšo, norėjo tų paprastų dalykų, ar ne? Materialių dalykų. Tai nėra nei blogai, nei gerai. Atsigert vandens. Dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje tai gal nėra to vandens stygiaus, net per daug kai kur, ne? Bet supraskime, tai buvo Izraelis, ne? Ir ten klimatas kitoks, ten vanduo buvo gyvybiškai svarbus iš vis, ne? Ir dabar Jėzus tikslas koks buvo, ne tik pamaitinti ją tų vandenių fizinį, ne? Iš vis, jis net pamirštų ir antrą planą. Taip, jis norėjo gerti, bet per ką tai parodo. Dabar dar supraskim, kai mes šitą žiūrime, Jono Evangeliją, visi tie įvykiai, tai ne šiaip sau. Samarietė nebuvo tik tai kažkokia tai atstumta moteris, tai parodo tai, ką Dievas daro šitam pasaulyje. Mes visi kaip samariečiai, visi kaip ta moteris. Tai parodo tą pačią moteris. Ką reiškia Biblijai? Nuotaka. Ir kokia čia nuotaka, jinai buvo paleistuvė. Bet su Izraeliu tokia padėtis buvo. Izraelis paleistuvavo ne tik fiziškai. Baisiausia, 10 Dievo įsakymų, pirmas Dievo įsakymas, neturėkė 2 dievų, jie sulaužė. Savo širdyje galėjo sakyti, taip, mes esame Abraomo palikuonys, bet vidumi jie to negarbino. Jie nerodė to, net ir iš išorės nesirodė, dėl kad vidus buvo suterštas. Ne tas vanduo. Bet Jėzus atėjo nepasmerkti, o ką padaryti? Vėlgi sakau, jisai daugiau troško negu jinai. Jisai troško ją pagirdyti. Tu gyvuoju vandeniu. Dėl to jisai sako, duok man gerti. Tam tikslui, kad jisai sukurtų buveinę, savo buveinę. Įsivaizduojate? Dievo buveinė mumyse. Mes visi žinome, taip, Jėzus yra Dievo dešinėje, jisai prisikėlė, bet dabar antra jo vieta, tai reiškia dvasinė vieta, nes šventoji dvasia, kad gyventų mumyse, gyventų tikinčiuosiuose. Ir dabar pasižiūrėkime taip pat Jono Evangeliją, 17 skyrius. Čia pamenat, mes kai skaitėme apie tą Alyvų kalno pamokslą, čia 17 eilutėje Jėzus sako, pašventink juos savo tiesa. Ir čia jis kreipiasi į Dievą Tėvą. Ne? Ir čia mes pamatysime tokią trejybės paslaptį. Pašventink juos savo tiesa, tavo žodis yra tiesa. Vat pašventink, tai žodis reiškia išskirti. Išskirti juos iš pasaulio, nes prieš tai kalbam buvo apie pasaulį. Bet toliau pasakyta, kaip tu mane siuntei į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Matot, kokia yra Evangelijos esmė. Evangelija nėra tokia viena tik tai pusė, tik tai tave išgelbėti iš kažko tai.
Evangelijos esmė išimti iš pasaulio, bet kam, pamatysime toliau, pasižiūrėkite, dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos meldžiu, bet ir iš tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Pamenat, kai aš ir sakau, čia apie mus net sako, ne apie tikinčiuosius. Tai kas vėliau įtikės, nesvarbu ar po metų, ar po, kaip dabar jau po 2000 metų, ar ne? Bet tikslas, kad jie visi būtų viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse. Mumyse. Tai reiškia tėve, sūnuje ir šventąja dvasia. Taigi, kad pasaulis įtikėtų, jog tu mane siuntei. Vėlgi, nesakau, va, Dievui taip, jam gaila, jis turi gailestingumą. Bet tikslas, indas, šloviai. Indas, va, būtent tam. Ir dabar, kai mes šitą turime, pamatyti vėlgi, tą sakau, buveinės paslaptį. Čia taip pat truputį atgal, 14 skyriuje. 22 eilutė. Pažiūrėkite, Judas neiskariotas paklausė, viešpatie, kas atsitiko, jo ketini apsireikšti mums, o ne pasaulio. Ką tik skaitėme, ne, kad iš pasaulio jis ištraukė. O nu už ką mane? Tokį netikusi, ne, kaip Paulius sako, mažiausias viskas niekas. Ir dabar jis ištraukė tikslui. Ir Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžių ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Apsigyvensime. Štai kas yra trejybė. Šventąja dvasia, patikėjęs į Kristaus kryžių, tu miršti šitam pasauliu, tavęs jau nebėra, tu pamatėjai va tą skausmą, tą sielvartą, tą patį pragarą be Dievo gyvenimą. Ir dabar tu priimi Kristų, tu nusigrįži. Tu vat priimi, tai reiškia, jis tampa jau tavo dalis. Tu jau žodis ne tik įėjo, bet jau tu suvirškinai. Nes jeigu žodis tik tai bus vien žodis, nu taip, vaikams aš sakau, vakar sakau, eikit sniegą nuvalyti. Gerai, gerai pasakė. Veiksmo neįvyko. Aš nesakau, čia gerai, blogai, bet supraskite, bet čia yra dėl tikėjimo. Tikintis žmogus, jis paklūs, jis jau turi santykį. Ir va čia kaip pasakyta, mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime, apsigyvensim. Kundroto vertime, karalius Jokūbo vertime, sukursime buveinę. Tai reiškia, sukursiu buveinę. Ir ta buveinė ir yra taip dabar jau naujas kūrinys, Kristaus kūnas. Ta buveinė veikia dabar. Ir dar čia, suprantat, kai mes kalbam apie gyvą vandenį, ir mes tai pamatysime šitą, pamatykime pačią pabaigą Biblijos. Apreiškimo 21. Ir čia kalbama apie naują Jeruzalę. Taip, nužengė. Įvyko sandora, naujas testamentas. Pats tikslas būti kartu su Dievu. Ir trečioje eilutėje čia sako, ir išgirdau galingą balsą skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Kaip apie Dievo buveinę mes girdim, ten kažkada tai aš aukso gatvėmis vaikščiosiu. Čia Jėzus kalbėjo apie Dievo karalystę. Kaip ir Nikodemui, tau būtina gimti iš naujo, kad turėtum Dievo karalystę. Ir čia žiūrėkite, atsako, štai Dievo buveinė tarp žmonių, jis apsigyvens su jais ir jie bus jo tauta. Ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo. Daugiau nebebus, nes kas buvo, pirmiau praėjo. Pasaulyje labai daug skausmo, daug liūdesio ir krikščionys liūdi ir taip toliau. Bet supraskite, kas nušluosto ašarą? Tai, kas yra jau viduje. Tai, kas pakeitė mūsų vidų. Kai mes ir ketvirtadienį kalbėjome, ne tai, kad taip tėvas duoda gyvenimą, bet dabar tas gyvenimas jau yra mumyse. Mes jau gyvename. Ir va štai nušluosto ašarą kas? Kristus. Per ką? Per brolį ir seserį Kristuje. Padarė naują. Jeigu žiūrėti religinę sistemą, va, tai kame buvo ta moteris, tai visiškai nesimatė. Ją smerkė ir savi, ir visi kiti. Ar ne? Suprantama. Bet dabar supraskite, kai jis kūrė buveinę, tai va čia ir yra veiksmas. Čia ir vyksta, kad jeigu aš turiu tokį tikėjimą, taip aš žinau, aš patikėjau informaciją, labai gerai, bet veiksmas širdyje. Nes mes esam dvasinės būtybės. Taip, siela tai yra tas mūsų asmenybė, taip, bet vidus dvasia, širdis. Ir jeigu širdis nebus pakeista, tai protas pasikeičia ir aš girdžiu, taip žmonės, supranta, kad gert negerai, rūkyt negerai, o čia, bet čia tik tai kas? Čia išorė. O vidus. Vis tiek praeina laikas ir vėlgi dar blogiau.
Todėl, kad tik tai siela pasikeičia. Žmogus priima tik tai tiesą, taip jis supranta, bet esmė gimti iš vandens ir dvasios. Va čia reiškia mirti, tu atiduodi sielą. Kaip Jėzus atidavė sielą, taip tu atiduodi sielą, kad dvasia gyventų. Ir apaštalas Paulius labai gražiai apie tai, mes jau kalbėjome ir vakar šiek tiek, ar ne? 2 Korintiečiams 3 skyrius. Pažiūrėkime čia 17 eilutę. Viešpats yra dvasia. Vat, supraskite, Dievas, tėvas, atsiuntė sūnų ir Jėzus čia toliau mes irgi žiūrėsim, jis kalba apie vandenį ne šiaip kažkokią, apie dvasią. Kas ir yra svarbiausia žmogui. Ne materija, bet dabar jau dvasia. Ir kai čia žiūrėkite toliau, kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Mes visi atidengtų veidų, lik veidrodis atspindėdami viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą, iš šlovės į šlovę, veikiami viešpaties, kuris yra dvasia. Šiandien čia susirinkę mes, kiekvienas kažko veikiamas yra. Čia parašyta, veikiami viešpaties. Tikintis žmogus, gimęs iš naujo, gimęs iš dvasios, jį veikia dvasia. Nes veikia daug dvasių. Kas tos dvasios? Tai reiškia, šiandien kažkas pagauna, vėlgi sakau, ta informacija, mintis. Va, ten kažkas tai tokio. Ten tokia tiesa, tokia tiesa. Reiškia, daug gal tų tiesų yra. Bet jeigu tu patikėjai Kristumi, tai va ta tiesa, kuri išlaisvina, kuri nėra šiaip su tik tai graži pasaka, gražus tikėjimas. Tiesa, kuri duoda gyvybę. Čia kaip ir mes sakome, iš tam kontekste, 13 eilutė, gaubtuvas nuimamas. 14 eilutė sako, bet jų protai tapo nepaslankus iki šios dienos, nes tas gaubtuvas lieka nenuimtas skaitant Seną testamentą. Bet tas pats ir su Nauju testamentu. Jeigu žmogus negimė, jis iš Naujo testamento padaro kaip ir Seną. Taisyklių forma. Galima, negalima. Kaip ir gėrio blogio pažinimo medis. Čia labai gerai, čia blogai. Ir ištraukti kažką gerai. Ne. Čia gaubtuvas nuimamas. Ten, kur dvasia, ten laisvė. Matote, tas gaubtuvas ir buvo pas tą moterį šulinys. Geras dalykas šulinys, duoda vandenį. Bet tu vėl trokšti. Nes sako, kas geria šitą vandenį ir vėl trokšti. Bet Jokūbas tai buvo taip didžiausias, tai buvo patriarchas samariečiams. Taip pat ir net tuo laiku, net ir žydams. Bet vėlgi sakau, tau dabar, kai tu turėjau Kristų, kai tu patikėjai Evangeliją, vat Evangelija, ne tai, kad mes girdim šitą žodį labai dažnai, bet vat tą tyrą žodį, tau nereikia senų šulinių, nereikia kasti jų, kaip mes žiūrėjom ketvirtadienį, ne, kai ten išėjimo knygai. Nereikia atskiesto vyno, tu turėjai originalą. Nes gyvena, vat būtent tavyje gyvena jis. O ką daryti reikia? Ką nereikia? Reikia. Tas žodis reikia, taip yra vienas dalykas, vieno ko reikia. Pasižiūrėkime toliau. Grįžkim į tą moterį, pas tą moterį, ne? Jinai pradėjo klausinėti jo, ar ne? Ir mes šitą diskusiją žinom, bet vėlgi sakau, kulminacija čia. Sako, tu ne to ieškai, ne tas vanduo, ne Jokūbo šulinys. O koks reikalingas? O kas gers vandenį, kurį aš duosiu? Aš tai yra tas žodis tapęs kūnu, ta tiesa. Aš jam duosiu. Tas nebetrokš per amžius. Nebetrokš. O čia yra nuostabiausias dalykas. Ramybė. Taika su Dievu. Santykis. Laisvė. Tu įkvepi ir jau, žinot, kai žmogus kęsta ir įkvepi orą, tu viską, tu įkvepi, tu jau gyveni. Ir va ta gyvybė jau pradeda veikti. Tu, sako, nebetrokš per amžius vanduo, kuriam duosi, tas jame versmė vandens trykštančiai jam žiną gyvenimą. Versmė. Versmė, kuri nesibaigia. Va štai čia yra ne tik mes, kai žiūrim į asmenį, į save, bet čia jau kalba apie naują kūrinį, ką Dievas paruošęs. Ir kai toliau mes matom tą diskusiją, ne, ten kalba apie vėlgi tuos 5 vyrus, jinai, ten Jėzus su ją kalba, ar ne, bet, kaip vėlgi sakau, jeigu žiūrint Seną testamentą, Izraelis turėjo daug tų netų vyrų. Izraelis paleistuvavo. Visos pranašystės apie tai kalba, ar ne? Seno testamento pranašystės. Moteris, jinai girdi kažkas čia ne taip. Visą gyvenimą žino. Tai, ko niekas kitas gal nežino. Na, aišku, žino išorę, žino ten smerkia, viskas taip, ar ne įstatymas, kaltintojai. Bet dabar jisai
pamato, kas jo sieloj. Tas skaudulį, ar ne? Ir moteris atsiliepia, aš matau viešpatį, jog tu esi pranašas, 19 eilutė, taip? Ir sekanti eilutė, dabar dėmesio. Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia garbinti. Matote, mūsų tėvai. Tai reiškia, ir dabar mes kažką turime, neatsakau, kad tai mūsų tėvų religija, bet kažkokį tai pasigauna mokymą. Ne, kad pasigaunam, ta žodis gal toksai. Bet supraskite, tai yra religija. Moteris, atsiminkite, turėjo daug vyrų. Senam testamente tai ir simbolizuoja. Jeigu paimti visą, tai va tie vyrai ir yra religija. Tai kažkokie kiti dievai. Ne tas garbinimas. Taip, jie galėjo net ir būti apipjaustyti pagal sandorą, bet jeigu širdimi neturėjo tikėjimo, Jėzus ir sako, jūs nesate Abraomo vaikai, jūs esate velnio vaikai, nes jūs vykdote jo troškimus. Suprantat? Bet čia vakar irgi tokie įdomus, nustabus buvo pokalbiai, ne? Kalėjime, ne? Ir ant galo ten ta moteris, kuri, ten su vaikais, pačia viršūnė buvo tokia, kuria prasme, ta moteris tokia aktyvi, bet jinai nelabai apie tikėjimą kalba, bet jinai ten sako, noriu tokį vieną klausimą, bet jūs turbūt supyksite. Bet labai klausimas geras buvo, kaip, jis sako, man gyvenime taip nesisekė, aš nežinau, kiek jinai ten 8 gavo metus ar kiek, bet sako, aš žinau kodėl. Man atrodo, kad aš musulmonė, aš priėmiau islamą, nes mano vyras buvo musulmonas, po to sugyventinis. Dėl to mane Dievas taip baudžia dabar. Man taip nesiseka. Ar dėl to mane baudžia Dievas? Dabar žiūrėkit šitą moterį. Jinai turėjo kitą tikėjimą. Taip, jinai ne tas tikėjimas. Bet supraskit, esmė netikėjime. Nes pati bausmė įvyko būtent tada 70 metais. Izraeliui. Tada tas klausimas religijų visas išsprendė. Tada kaip, taigi tiek daug religijų, dar daugiau dabar. Bet supraskite, pamatykime tą kontekstą dar truputėlį. Žiūrėkime atgal. Tai reiškia šitą eilutę ir aukščiau, 12 eilutė, kai ta moteris sako, Jėzui, ar tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą? Supraskit, kur šaknis? Ar tu didesnis už Jokūbą? Jokūbas buvo viršūnė. Šiandien kiekvienas tikėjimas, netgi krikščioniškas, turi savo kažkokius vedlius. Ne? Tai pavyzdžiui, adventistai Lenauai, tenai Jehovistai Raselas, ten, ir taip toliau, ne? Kažkokie tai paskui kažką tai eina. O tai ką, tu didesnis? Bet nesenai manęs paklausė, tai Kęstai paskui ką, kokį tu mokymą turi? Mes žiūrime į Kristų, taip? Jis sako, didesnis. Ir žmogui, būtent su tuo gaubtuvu visą laiką ta bus. Argi tu didesnis? Reiškia, kuris tą šulinį paliko mums, pats iš jo gėrė, jo vaikai, gyvuliai, tai mūsų šaknis, viskas. Tai čia nesvarbu, ar Mahometas, ar dar kažkas, bet žmogus ir liktai jisai laikosi to, nes bet kokia religija nesakys, daryk blogai. Religija, jinai, duoda tam tikrą moralės, tam tikrus kodeksus, ne? Bet, supraskit, ką duoda Kristus? Ką duoda tas gyvasis vanduo, apie kurį mes šiandien kalbame? Vat gyvasis vanduo ir yra pati Evangelijos esmė. Tu ištroškęs, bet nepasimaitini. Ir dabar mano gyvenime taip ir buvo. Taip, aš tikiu Kristumi, viskas gerai. Aha, rūkyti jau nerūkau, negeriu, bet aš jau tos geresnis. Aha, tada dar kažkoks ten smūgis gyvenime, viskas tik tai pamatas. Ir žinot, ką aš pastebiu? Tu pavirsti tokį policininką, moralės. Žiauriai skamba. Bet tu paaiškinsiu truputėlį, kaip aš suprantu. Sovietiniais laikais, kai mokykloje buvau, ne tik mokykloje, ir darželį, ir mokykloje, mokytojai manęs nemėgo, nes aš buvau antitarybinis elementas. Ir buvo ten tokie, nežinau kaip, tokie žmonės, kurie tai skūsdavo, tai plakdavo, ar ne, ten arba mokykloje, ten atsimenu jau vyresnėse klasėse, ar ne, ten merginos netaip apsirengusios, vyrukai tenai, ne, kaklaršys netaip užrištas pionierių. Bet supraskit, čia politikui visą laiką taip yra, šitam pasaulyje, visada taip yra. Nesvarbu, kokia čia valdžia. Tai gerai, tai blogai, mes ne tame dabar. Bet baisiausia, kai tai yra moralės policininkai. Suprantat? Kai tu jau tapai taip, aš žinau, kas galima, negalima dabar, ir dabar aš tai parodysiu. Ir netgi labai tokiuose giliuose dalykuose, kuria prasme. Aš save atsimenu, pagavau save tokiu momentu, jau taip,
Tikiu, mokausi Biblijos institute, mokau vaikus mokykloje. Ir atsimenau, čia neskubu į mokyklą, iš autobusų išeinu taip su taše ir moteris prieina, ten tokia irgi, su daug literatūros, Jehovos liudytoja. Ir jis sako, ar jūs tikite Dievą? O kaip aš netikiu, aš vakar Biblijos institute buvau, koledže. Palaukit, aš skubu, bet atidarau tą, aš įsitraukiu Bibliją ir visais tais argumentais. Jinai net ta moteris paraudonuoja. Jinai negali atsakyti, kad Jėzus yra Dievas. Aš jai pasakau, įrodau tiesiog. Ir vidui toks, jinai susinervuoja, nekalbėsiu, su jumis išeina. Ir man toks pasitenkinimas. Veža tai. Pastačiau vietą. Va čia yra tas moralės policininkas. Čia baisiau už bet ką gali būti. Suprantate, čia yra žudimas. Raidė žudo. Tam pačiam 2 Korintiečiam 3 skyrius. O dvasia teikia gyvybę, ne raidė. Būtent kai įvyksta susitikimas su Kristumi, tu miršti savo teisumui. Savo teisumo nebelieka, jisai ir taikinys. Ir čia, kai Jėzus kalba su ta moterimi, atrodo, ką jinai teisi, kokia jinai teisi, jinai paleistuvavo, jinai atmesta visuomenės, bet jinai vis tiek sako, argi tu didesnis? Kas tu toksai, čia ukmergiai kalbi, nu ir taip toliau, ne, čia, bet ką taip sakyti, tu šventas, bet va, tas yra viduj, va, tas įrodyt savo teisumą, kaip ir aš tai įrodžiau Jehovos liudytojai, pastačiau į vietą. Ne toks liudymas, tai ne tai Evangelija. Taip, tai pas mane yra tiesa, taip, bet ne čia Evangelija. Evangelija ir yra dvasia ir tiesa. Tiesa ir dvasia yra neatsiejami. Mes kartais labai atskiriam. Būtent kai būnam va šitose, kaip sakau, tuose moralės ar religijos policininkai. Tas negerai apsirengęs, tas žiūrėk rūko, tas dar kažką tai. Ir taip toliau. Sakau, nieko nesiskiria, net skiriasi. Nes pasaulyje tai yra normalu. Būti policininku. Suprantat? Nes pasaulis yra po įstatymu. Bet tikintis žmogus, tas, kuris pašauktas nešti šviesą, jis išeina iš to. Tu jau nebesi tame. Ir supraskit, vėlgi, kai mes čia skaitom šitą eilutę, ne, kas geria šitą vandenį. Ir dabar čia, taip, čia kažkokia tai religija, čia šulinys, tas Jokūbo. Paprašiau. Jeigu paimsim visą Biblijos istoriją, tą visą kontekstą, tai pamatysime, kad tai nuo pat pradžių buvo tam tikri dalykai. Aišku, Kainas nužudė Abelį. Dėl ko? Motyvas koks. Bet pasižiūrėkime dar truputėlį. Tokia istorija man varčiau ir mes, aišku, ne viską neskaitysime, bet truputėlį. Pradžios 4 skyrius, ne? Ką darė Kaino palikuonis? Viską tą patį, kas vyksta pasaulyje. Bet, kad nukreipti mintį į šitą vandenį, kokį vandenį žmonės gėrė tada. Žiūrėkite, 4 skyrius, pradžios knyga, čia 17 eilutė. Kainas pažino savo žmoną, jie pastojo, pagimdė Enochą. Kainas pastatė miestą ir tą miestą pavadino sūnaus vardu Enochas. Taigi, taip susikūrė pirmas miestas. Ir suprantat, aš kartais ir suprantu, kodėl vaikus kaime gyvenančius traukia miestas. O, mieste ten taip faina, ten taip nuostabu, bet veža, suprantat, va ta prasme, troškulys. Nes ten visko yra daug, tai yra pramoga. Ir va čia žiūrėkite, kas po to buvo, ar ne? 20 eilutė. Ada pagimdė Jabalą, jis buvo tėvas tų, kurie gyvena palapinėse ir laiko gyvulius. Geras dalykas, gyvulininkystė. Po to sekantis dalykas buvo iš karto jo brolis arfininkų ir vamzdininkų tėvas. Kam reikalingo arfa ir vamzdis? Suprantat, pramoga, muzika, kūriniai ir taip toliau. Ir šiandien, ir viskas, kas čia parašyta toliau, ten toliau ginklus pradėjo daryti. Ir čia žmogų tai traukia, va tai pamaitina. Bet kai mes žiūrime jau į pačią Evangeliją, kaip matome va tą konfliktą tarp to, ne šitie, ne arfininkai puolė Jėzų, ne kareiviai, bet kas? Religiniai. Religija kartais irgi tampa pramoga, nes taip tada sunkiai suvokti, kaip tai religija pramoga. Būtent, kai žmogus patenkintas savo teisumu, tai didžiausia gali būti pramoga. Va žiūrėk, aš paskaičiau Bibliją, aš pasimeldžiau. Ir suprantat, tai visiškai yra ne tas negyvasis vanduo, bet tas šulinys, kuris nepamaitina. Ir kartais, ne tai kartais, aš kaip žiūriu, žmonės veža, o aš pasninkauju, švenčiu tokią dieną, o va, aš taip darau, aš tiek tarnauju ten ir va čia panislo. Viskas. Žmogus negyvena dvasia, o kuo raidė? Ir, tai kas, gyvenam kaip nori, bet supraskite, raidė žudo.
Raidė žudo, dvasia teikia gyvybę. Ir vat kaip mes matom per visą istoriją, taip, tų pramogų buvo daug, bet pasakysiu vieną tokį dalyką. O kas yra pramoga? Supraskit, pramoga tai reiškia, aš galiu pailsėti, ne? Bet supraskit, net nebūtinai poilsis, kartais darbas yra pramoga žmogus. Žmogus gali 12-14 valandų dirbti, jam tai patinka ir viskas. Tai kasgi yra pramoga? Mes kai galvom, tai yra labai blogai. Ne. Tikinčiam žmogui pramoga yra Dievas. Tai palauk, kaip čia gali. Bet būtent, supraskite, mes ateinam į bažnyčią kartais ir va čia taip, čia va tokie dalykai. Bet aš noriu pramogauti. O kas yra pramoga? Tai, kas tave patenkina. O žiūrėkite, Dievas ir sukūrė žmogų, kad jame gyventų Dievo dvasia. Kai tu gyveni jau dvasia, štai jau nebėra galima, negalima. Tu neraukai, negeri, ne dėl to, kad negalima, o dėl to, kad myli. Nėra poreikio tau tų dalykų. Ir aišku, o tai negalima ten, negalima pramogauti. Tu turi pramogą. Tu turi santykį su Dievu ir tai kalba kaip apie bažnyčią. Va ta Jeruzalė, kai mes skaitam 21 skyrius Apreiškimo knygoj. Ten užšluosto ašaras. Taip yra sunkumų, yra tų dalykų. Bet džiaugsmas, pasitenkinimas. Ir Naujas testamentas visas tai kalba. Jis yra mano džiaugsmas. Jis yra mano malonumas. Įsivaizduokit, jeigu tavo malonumas yra Dievas, tu turi gyvąjį vandenį. Evangelija jau tapo ta gera žinia. Ta nuostabia žinia. Jau matote, va čia ir yra skirtumas. Taip, religija, o čia atskirai pramoga. Ir štai kodėl kartais žmonės tokie religingi, o paskui pasižiūrė į gyvenimą, ten vien purvas. Oi, kaip blogai. Čia dėsnis toks, čia nėra nei blogai, nei gerai. Čia dėsnis, kitaip žmogus negali. Nes nuodėmės mirties įstatymas, kaip yra apaštalas Paulius, sako, aš noriu daryti gerą, darau blogą. Kodėl? Todėl, kad žmogus paklūsta raidai. Bet ir yra išeitis. Nebėra pasmerkimo tiems, kas yra Kristuje Jėzuje. Jau ne raidė, bet dvasia. Ir pamenat, mes praeitą savaitę kalbėjome apie šviesą, ne? Kad mumise tikslas Evangelijos, kad mes jau gyventume toj šviesoje ir patys būtume šviesa. Bet pažiūrėkite, kas ten toliau pasakyta. Mato 5 skyrius. Čia kai kalbama, 16 eilutė, taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Ir dabar nemanykite, jog aš atėjau panaikinti įstatymą ar pranašų, nepanaikinti jo atėjau, bet įvykdyti. Ir čia, pamatai, tai kaip reikia daryti gerus darbus, įstatymas, bet apie ką čia kontekstas? Žiūrėkite dar kartą. Įvykdyti, nepanaikinti, įvykdyti, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Įvykdė įstatymą. Įvykdė pilnai. Ir tai jo žodžiai, kur sako, akmens ant akmens nebeliks, įvyko taip pat. Tos Jeruzalės, mes dar prieisim prie šitą, bet kai ta moteris ir sako, ne, tai kur čia, ant šito kalno, ar Jeruzalėje? Ne. Dabar taip, tuo metu ar taip, tai Jeruzalė stovėjo, ten šventykla buvo, bet ateis laikas, ne, nei ten, nei ten. Ir štai kodėl čia vis apie tai ir sako, ne? Žiūrėkite, ir toliau 20 eilutė. Taigi sakau jums, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovų ir fariziejų teisumo, neįeisite dangaus karalystę. Ir čia žmonės galvo, kažkada tai gal įeisiu į dangaus karalystę, kažkaip per pastangas ten pasieksiu. Ne, čia kalba apie dabartį, apie tai, kas įvyko Golgotoje ant kryžiaus ir kas netrukus tai, ką Naujas testamentas sako. Dangaus karalystė. Nes sakot, matote, įeiti, tai čia yra veiksmas. Tai ne tavo veiksmas, bet tai, kas yra tavyje. O kas yra tavyje? Tai, ko jau nebetrokšti ir ko dabar trokšti. Suprantat, ko Jėzus troško? Pamaitinti tą moterį. Net jis to norėjo vandens, bet iš tikrųjų jis neatsigėrė to vandens. Ir ta moteris paliko tą ąsotį galiausiai. Nes yra svarbesni dalykai. Yra žymiai svarbesni už fizinius, materialius dalykus. Ir va čia, kaip mes matome, jūsų teisumas nepranoks, ką ir nurodo, kad mūsų teisumas, savo teisumas, niekaip neįeis. Būtent turi mirti savo teisumui. Kaip ir Paulius sako, ne aš gyvenu, o jis gyvena manyje. Nukryžiavo, mirtis, kaip Romiečiams 6 skyrius, viskas, panardintas, miriau. Ir dabar Kristus gyvena. Laisvė, dvasios įstatymas. Kaip ir sakau, ir tada jau ta pramoga taip yra Dievas.
taip tada jau taip man yra džiaugsmas, tada jis yra mano malonumas. Ir dabar žiūrėkite, prieikim prie to kulminacijos, ne, tos moteris, ką jinai sako, kaip Evangelija paveikė žmogų iš tikrųjų. Kai jinai sakė, 22 eilutė, jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbinam, ką pažįstame, nes išgelbėjimas iš žydų. Čia Jėzus sako, moteriai atsakymas, ne? Bet sako, žiūrėkite vėlgi, tikėk manimi, moterie. 20 eilutė, tikėk manimi. Matote, vėlgi, tikiu kuo? Taip, tikėti reiškia priimti, bet tą vanduo. Bet toliau turi vykti dvasia. Tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šito kalno ir ne Jeruzalė. Reiškia, ne geografinė kažkokia vieta, bet kažkur. Ir ateina valanda. Ir štai kodėl jis ir pasako, jūs garbinate, ko nepažįstate. O taip, jie, pagal Izraelį turėjo pažinimą, nes visa ta linija sėkla iš Abromo ėjo per Izraelį. Ir dabar, žiūrėkite, 23 eilutė. Bet ateina valanda, jau dabar jį yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasia ir tiesa, nes tėvas tokių garbintojų ieško. Ateis po darbo, čia kada ateis antikristai, čia bus visokios košė malošė, tada bus paėmima, tada bus garbimas. Ne, sakau, ateina ir dabar yra. Ateina Naujojo Testamento epocha, kada žmogus turi santykį su Dievu. Kristus, ne savo teisumas, bet jo teisumas. Ir sekant eilutė pasakyta, Dievas yra dvasia. Supraskime, kad tėvas tokių garbintojų ieško. Ir kai Jėzus atėjo prie to šulinio, jis ieškojo tos moters. Kai atėjome mes į mūsų gyvenimą, mes ieškojom Dievo, mes negalim ieškoti, mes sugedę. Bet jis mūsų rado. Būtent Evangelijos esmė ir yra. Ir Dievas yra dvasia, ir jį garbintis turi garbinti dvasia ir tiesa. Vienintelis Biblijoje Naujam Testamente, ką žmogus tikintis turi. Todėl, kad jis jau jeigu turi šitą sėklą, visi kiti dalykai jau bus iš meilės, iš malonės augimas. Kaip ir vaikas pradeda augti kūdikis. Pradžioje jisai daug nesąmonių padaro, į pampersus ir taip toliau. Bet toliau jis auga. Jeigu įvyksta būtent šitas apipjaustymas širdies. Ir kaip ta moteris, jinai ką padarė, 28 eilutė, žiūrėkite, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms. Čia jau nenubėgo statyti į vietą kitų. Kaip, mano gyvenime, taip, aš nežinau kaip pas jūs. Aš taip toks moralės policininkas. Ne, visai kitaip. Tu myli, nes tavyje gyvena kažkas nuostabaus, tam, kam tu sukurtas. Tam, kam tu, kaip mes ir skaitėme, kas tave dabar veda? Kokia tavo pagrindas yra? Ir dabar žiūrėkite, dar čia, jeigu taip pažiūrėti, tos Evangelijos esmė ir kokios pasiekmes. Jeigu ta moteris įtikė, ir mes žinome, ji nubėgo į miestą, kalbėti žmonėms, ir parašyta 41 eilutė. Daug žmonių įtikėjo dėl jo žodžių, taip? O antroji eilutė, o moteriai jie pasakė, dabar tikime ne dėl tavo šnekos. Suprantat, mes šiam pasauliu, aš per tokį žmogų įtikėjau, per tokį evangelistą, per aną. Ne. Dabar tikime ne dėl tavo. Taip, Dievas naudoja, tą molį naudoja šlovį. Bet tikslas, jis trokšta, kad ten būtų gyventų jis, ten buveinė. Ir dabar sako, ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra Kristus, pasaulio gelbėtojas. Aišku, mes suprantame, tai buvo dar perinamas laikotarpis. Dar buvo Senas Testamentas, neįvyko, bet mintis ta pati. Tu išgirsti tiesą, tai reiškia Dievas tau kalba. Ir šiandien Dievas kalba, jo ranka nesutrumpėjo gelbėti. Jis kalba, jis nori pagirdyti. Bet supraskite, čia ir yra tas dalykas. Kartais žmogus, tai man nieko daryti nereikia. Jokūbo laiške ir parašyta. Tikėjimas, bet darbų miręs. Bet kas reiškia tikėjimas? Tyras žodis, tiesa. Tu jau pripažįsti Kristus, ta yra vertybė. Tas turtas, ta netgi pramoga galima sakyti. Ne ta, kad pasaulyje ten kažkas tai galima, negalima pramogauti. Galima kiną eiti ar negalima. Ne tas jau. Tu jau matai, kad Kristus. Ir tu žiūrėk, jeigu Kristus tavyje, kad jis mačia, ar gali krikščionis imti ginklą ar ne? Kristus ima ginklą ir šaudo. Atsakymas labai paprastas. Paulius ir sako, ne aš gyvenu, o Kristus manyje.
Ir mes čia galim filosofuoti čia. Jis padaro tai. Jis tai daro. Ir kada tu įvyksta, ne įstatymas, bet malonė, sako, dabar tikime. Ir va tas Jokūbo laiškas, bet dar Jokūbo laiške pabaigai noriu vieną paskaityti. Ten 3 skyriuje Jokūbo laiške. Būtent apie tai, kaip ir Jokūbas ir paminė, ar ne? 11 eilutė. Čia jis kalba apie bendravimą. Ir kas pas tuos žydus, ar ne? Tai reiškia, nes Jokūbas buvo Jeruzalės vyresnysis, kas vyko ne taip dar. Kodėl jie dar turėjo tą judaizmą. Bet dabar sako 11 eilutė 3.11. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Nejaugi. Taip negali. Tai būtų taip nonsensas. Todėl, kad aš duosiu nebetrokš. Jau bus tas šaltinis, va tas vanduo gyvasis. Negali būti saldus ir kartus. Biški tikintis, bet biški nelabai. Truputėlį ten. Ne. Sako, ir toliau 12, ar gali mano broliai figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Supraskime, čia ne šiaip su Jokūbas sako žodžius, kažkokie jam į galvą šovė. Tai Senas testamentas. Kas yra figmedis? Kas yra alyvmedis? Kas yra vynmedis? Visą tai ir nurodo. Tai buvo tas Izraelis ir jo tikslas buvo tam. Ir sako, taip pat ir šaltinis negali duoti sūraus vandens ir saldaus. Tikintis žmogus perėjęs į naują sandorą. Reiškia, tu turi Kristų, tu dviešmenis kalavijas prasiskverbė, bet ta tiesa, nužudytas senas aš. Dabar Kristus gyvena. Ir ta tiesa, jinai būtent duoda laisvę. Jinai duoda tą gyvą į vandenį. Tai nereikia sakyti, va čia, taip, čia kažko tai dar trūksta. Netrūksta jame nieko. Bet toliau pasižiūrėkite. Dar labai įdomiai. Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus, te parodo gerų elgesių savo darbo su išminties romumu. Štai kas įvyksta rodiklis numeris 1. Išminties romumas. Nebėra mano išsilavinimas, mano teologija, va čia kažkokios hierarchijos struktūros. Nebėra to. Yra brolis ir sesė Kristuje. Ir per čia aš mokausi, būtent tai, kas čia vyksta. Bet kaip mokausi? Jis tai ir daro. Jo dvasia. Žiūrėkite toliau. Bet jeigu jūs savo širdyse puoselėte kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesą. Nereikia meluoti. Jokūbas tai suprato. Jis patikėjęs, gimęs iš naujo ir čia šalia žmonės laikosi to judaizmo, ten kažkas tai, palaukit, ne tai. Ir sako, jūs meluojate. Ir tai sako, tai nėra išmintis nužengusi iš aukštybę, bet žemiška, sielinė ir demoniška, kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai. Bet dabar žiūrėkit. Bet išmintis kilusi iš aukštybių. Ta išmintis, tas gyvasis vanduo, kuris jau tave pamaitina, kai jau nebetrokšti to kito vandens, to seno šulinio. Ar ne? Žiūrėkite, pirmiausia yra tyra. Paskui taikinga, švelni, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka ir nevaidmainiška, o teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Šiandien tu esi kažko nešiotojas. Arba šita ramybė, jeigu tu gimėjai iš naujo, įvyko Golgota, kryžius tavo gyvenime. Tu neši ramybę. Arba tu neši kažką kitą. O tas kita labai pasimato. Ir Jokūbas tai matė pas tuos tikinčiuosius. Kažkas ne taip buvo pas juos. Ne? Čia jeigu visą laišką, visą ten, ne dabar skaitysim, bet suprantat. Tikintis žmogus jau puoselė kažką kitą. Taigi tas klausimas 14. Jeigu jūs savo širdyse puoselėte kartų pavydą. Ne, jau nebelieka, nes motyvas koks pavydo yra. Tas pats kaip ir Kaino. Matai? Turi kovoti, turi įrodyti savo tiesą. Ir kuo baigėsi? Raidė žudo, o dvasia teikia gyvybę. Todėl, Evangelija ir yra, kaip mes čia perskaitėm paskutinę 18, ilgai teisumo vaisius su ramybė siejamas tų, kurie neša ramybę. Ta moteris, kuri pasikalbėjo su Jėzumi, taip žodis tapo kūnu jos gyvenimu ir toliau jau ne ją šlovino tie kiti. O ką? Kristų. Mes žinome, kad ne tavo žodžiai, bet dėl Kristaus. Bet jau įveikia tas nuoširdumas ir ramybė. Ne moralės policininkas jau, ar ne? Bet tu jau žinai, kad nedarai tai, kas pasaulyje. Tai, kas yra akių geismas, kūno geismas, gyvenimo žydumas. Palikai tai ir dabar maitiniesi. Dabar geri vandenį. Ir ne vienas.
šitoj puotoj tu esi su broliumi ir sesė Kristuje. Todėl, kad kitaip tai neveikia. Kitaip, būtent tas gyvasis vanduo. Ir parašyti laiškai bažnyčioms, Kristaus kūnų, tai, kas ir įvyko tuo metu, Naujojo testamento esmė. Ar šiandien jis tau yra džiaugsmas? Ar yra tau malonumas? Jeigu ne, tai bus kitaip pavydas, kartėlis. Ir tada, čia negalima šito. Ne, čia tiesiog yra pragaras. Čia yra atskirimas be Dievo, gyvenimas be Dievo. Bet jeigu gyvenimas su Dievu, ta ramybė auga. Ta ramybė ne tik, kad auga tavyje, jinai keičia kitus. Jinai paliečia kitus. Už to stovi Dievas. Žodis, tiesa. Tai ir šiandien, kai mes šitą skaitome, versme vandens, nieko nebus, nieko nevyks. Aš tikiu, kad veikia. Bus, yra. Jame versme vandens, trykštančiai amžiną gyvenimą. Šitos versmės niekas nesustabdys. Kaip ir pragaro vartai nenugalės bažnyčiai, tai nenugalėjo. Jinai auga. Kiekvienas, kas geria šitą vandenį ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančia į amžinąjį gyvenimą. Štai